Ingrida, sveika. Labas, Lydija. Tu minėjai, kad vartojant Activise, darydama kvėpavimo praktikas, pastebėjai labai didelį pokytį. Tai ar galėtum šiandien apie tai papasakoti, pasidalinti plačiau? Taip, žinoma, aš Activizą naudoju jau apie 2,5 mėnesio. Tai jis dar vadinamas kaip ir deguonies kokteiliu ir labai įdomų atradimą radau netikėtai. Aš darau tokį pratimą, net galiu parodyti, e, e, tiesiog pridedi pirštus prie kaktos ir užspaudi dešinę šnervę ir įkvepi. Ir sulaikai, ir tada užspaudi kairę ir iškvepi, ir tada dešinę įkvepi ir taip darai. Ir šitas pratimas man yra labai įprastas, aš išmokysiu iš Sattva jogos, tiesiog suaktyvinti abiejų pusrutulių veiklą. Ir aš mėgstu jį važiuojant į darbą, ar važiuojant mašiną, mėgstu jį daryti, nes man nieks netrukdo, kai noriu nusiraminti ar noriu suaktyvinti, kaip sakant, tą pusrutulių abiejų veiklą, nes mūsų pusrutulis vienas dažnai veikia labiau negu kitas, jeigu kas nežino. Nu ir ką, aš bandau tą pratimą po ilgo laiko, kadangi jau esu įpratus, žinau, kiek aš galiu įkvėpti, kiek iškvėpti, kiek išlaikyti. Įkvepiu ir įkvepiu ir dar įkvepiu ir nenustoju. Galvoju, kas čia man yra? Sulaikau ir vėl galvoju, kada čia aš jau nepajėgsiu to oro laikyti. Ir taip supratau, kad mano deguonies kiekis labai stipriai padidėjęs, nes anksčiau aš tikrai negalėdavau to dalyko padaryti. Tai tai yra Activizo dėka, tai man labai įdomus atradimas ir galit patys išsibandyti prieš pradedant naudot ir panaudojus. Tiesiog aš suvokiau, kaip iš tikrųjų veikia tas produktas. Visą laiką galvodavau, jie čia kalba, kad 10% deguonies padidėja ląsteliai, bet kaip tai viską patirti? Ir paprastas dalykas, atsitiktinai teko susivokti. Tai ačiū tau labai, Ingrida, už tavo pasidalinimą. Iš tikrųjų, aš pati kvėpavimo praktikas darau jau daug metų ir lygiai tą patį pastebėjau, kad naudojant deguonies kokteilį yra žymiai lengviau, tik tai aš dažniausiai darau pauzę, maksimalią pauzę, kiek galima išlaikyti, tai tikrai tas laikas labai stipriai yra prailgėjęs. Ir kodėl taip vyksta? Todėl, kad kuo daugiau deguonies yra mūsų ląstelėje, tuo yra ilgesnis įkvėpimo ir iškvėpimo ciklas, tai yra mes lengviau ilgai įkvėpiam, lengviau ilgai iškvėpiam, ar ne? Arba užlaikymo pauzė taip pat didėja, nes deguonies kiekis yra atsakingas tiesiogiai už labai daug gyvybinių funkcijų mūsų organizme, už regeneracinius procesus ir dėl padidėjusio deguonies kiekio vyksta greita medžiagų apykaita ląstelėje ir ko pasekoje mes turim daugiau energijos, turim geresnę nuotaiką ir turim sveikesnį kūną. Ir kas dar atsitiko man asmeniškai vartojant Activise šitą gėrimą, aš jį iš tikrųjų labai pamilau nuo pat pirmo karto, todėl kad čia yra visi B grupės vitaminai, kurie yra atsakingi už mūsų smegenų veiklą, koncentracija, kas man be galo padarė didelį įspūdį, ir vitaminas C ir taip pat guaraninas, kuris yra analogiškas kaip ir kofeinui, bet jo poveikis yra visai kitoks. Ir todėl man patinka šito produkto visapusiškas tas poveikis, ar ne, ir kuo daugiau deguonies ląstelėje, tuo mes esam sveikesni, gyvybingesni, protingesni, mūsų protas yra skaidresnis, koncentracija didesnė, gerėja atmintis ir daug visokiausių kitų pliusų. Tai iš tikrųjų aš pasiūlyčiau irgi, kaip Ingrida sakė, paeksperimentuoti, pabandyti. Pabandyti labai paprasta, tai yra, pavyzdžiui, jūs galite padaryti tokį testą, įkvėpti, iškvėpti, užspausti nosį ir nekvėpuoti. Ir kiek laiko gali nekvėpuoti, toks yra tavo tokia yra tavo pH ir sveikatos būsena. Tai yra, kuo mes ilgiau galim nekvėpuoti, iki 40 sekundžių jau yra
tokia, sakykime, švelnios lygos pozicija. Tai kai organizmas tikrai nėra sveikas. Nuo 40 iki 60 jau yra kur kas geresnė situacija. Ir nuo 60 iki 2 minučių jau mes esam visiškai sveiki, gyvybingi, energingi. Tai va, pradėjus vartoti aktyvaisą, galite padaryti patikrinimą, galite daryti tas praktikas gėrimo metu, tai yra padėti ir produktui veikti jūsų kūną, sveikatinti ir tuo pačiu įvedant kvėpavimo stiprias praktikas, nes jos labai labai stipriai veikia mūsų kūną. Ir pasitikrinti vat, po mėnesio vartojimo, po 2 mėnesių vartojimo ir patys išbandykit, paeksperimentuokit ir lygiai taip pat galėtumėt pasidalinti savo rezultatais. Tai nežinau, ačiū Ingrida tau, ar gal turi dar kažką pridurti? Nu taip, tik turbūt jau čia viską pasakėjai labai apibūdinai gražiai. Tai aš galvoju, tik tai jeigu žmonės nori, susidomėjo, ar rūpi jiems sveikata ir kažkaip va, tai yra kažkokiu tai, nu, surezonavo mūsų tas pokalbis, tai prašom arba pas Lidiją, arba pas mane, kviečiam kreiptis ir padėsim. Taip, įsigyti. Ir ne tik aktyvaisą, yra mes, kompanija turi ir kitus labai labai gerus produktus mūsų sveikatinimui. Va, Taip, tai ačiū Ingrida tau ir tada iki kito karto. ačiū ir likit sveiki.